Den Hago komandos futbolininkai ir po stipraus Verkoiko perdavimo beliko tik išilti koją Leksui Imersui ir nukreipti kamuolį į Tauragės Tauro komandos vartus. Tad rezultatas lygus 1-1, na ir kaip tokiais atvejais sakoma, ypač apmaudu. Tai aukštai pavojinga epizodas ir įvartis. Redžilė Zedorfas fantastiškų smūgių siunčia kamuolį į Džino Kautinio ginamos vartus. 73 minutė. Tai jau įdomu, na minėjau, jog turėtų galbūt blykstelti šiose rungtynėse Redžilijas Zedorfas ir štai jis tą padaro. Puikus, gražus smūgis, kamuolys dar atrodo atsimuša į vartų skersinį ir nusileidžia už vartininko Džino Kautinijos nugaros jau vartų tinkle. 2-1 Tauragės Tauras vėl įsiveržė į priekį. Na, aš norėjau pasakyti, jog blogiausia tai, jog tauragiškiai praleido įvartį savo aikštėje. Štai dar kartą šis epizodas. Apie 20 metrų, galbūt daugiau, buvo iki vartų. Galingas, stiprus smūgis. Faktiškai leido net ir smūgiuoti varžovai, nes tikėdami, jog taip taikliai pataikys į vartus Redžilijas Zedorfas, 23 metų.